Šiandien džiaugiatės, kad turit laisvadienį. Iš tiesų buvo įtempta savaitė. Tai ką veikėt per tą laisvą dieną? Miegojau, galvojau ir buvau parduotuvėje. O tu vaidai? Aš irgi galvojau. O ką galvojat jūs susėdė? Galvojau apie motociklą, kurio pasiilgau. Ir kaip jisai atrodys man grįžus, nes jis dabar yra perdirbamas šiek tiek. Galvojau apie šeimą, apie brolį, kuris atvažiuoja greitai. Labai. Monika, bet vokalistės tai džiaugiasi pilnais priešais grįžo iš parduotuvės. Ką tu pasigalvoji? Tai irgi matai mano pilną prašymą. Tavo toks biškai mažesnis atrodė. Mačiau pinigų pasiėmė. Ne, aš tiesiog tai, kas man iš tiesų atrodė reikalinga, nes spinta jau nebeužsiveria. Iš merginų to sulaukti labai keista. Kur sako, žinai, mergos dažniausiai sako, visko trūksta, sako, ko šiandien apsirengi. Iš tiesų važiuodama Spintai tiesiog gyvena toks žmogus, kuo šiandien apsirengęs. Kas toks? Žmogus, kuo šiandien apsirengęs. Nesikviečiu. Kuo šiandien apsirengęs? Važiuodami į Euroviziją vis tiek turėjot lūkesčių, kas tai yra, na, įsivaizdavot savaip. Čia jau esate savaitę, tai panašu į tą jūsų viziją, ką jūs galvojate apie Euroviziją? Tu šnekiai rimuoji, jauti? Ne. Gal aš tau galiu dainų žodžius rašyti? Gal ir gali? Jo, ką žinau. Aš tai neįsivaizdavau nieko apie Euroviziją. Neturėjau jokios idėjos, jokio absoliučiai supratimo. Tad ir kažkokių vilčių nedėjau. Bet šiaip labai profesionalu, labai visi žino, ką daro, kaip, ta prasme, nu, savo sričių žinovai surinkti ir jie dirba gerą darbą, kad padarytų gerą renginį. O miestas labai irgi pasiruošęs miestas sutikti Eurovizijos svečius. Nuo viešbučių iki, tarkim, nemokamo transporto aplink miestą, nemokamo lankymusi muziejuose įvairiausiuose, o muziejų čia yra išties labai daug. Tai čia yra organizacija, man atrodo. Ja, tai vat tas visas renginio organizavimas, visos šventės organizavimas. O Monika, tavo lūkesčiai pasiteisino? Kuo mažiau tikėsies, tuo bus geriau. Čia jau, kaip sakau, esam visą savaitę. Ką jūs spėjat pamatyti? Kas paliko didžiausias įspūdis? Miestas, man tai pats miestas, labai žavus. Jisai, na, vis tik išlaikęs tą savo istorinį artefaktą ir kultūrą, ir muzikinę kultūrą, ir muzikinę istoriją, ir architektūrą, ir, nu Dieve, kiek čia visko yra daug. Ir gražu, švaru, austriškas, toksai yra vedantiškumas jaučiamas. O viens kitam nenusibodot, nesusipykot nei kartą per tą laiką? Vis tiek čia kaip ir kartu gyvenat, kiekvieną akimirką vos ne. Kiekvieną dieną vykstamės. Dėl ko? Ir mušamės dar. Taigi, matei, kad sulaužiau nosį. Bet labai greit. Kaip sveikatos tiesa, Monika, tau gerklė praeina, nes žinau, kad buvo... Ne, aš kažkaip atsistatinėjau per tokią laisvą dieną. Stengiasi sveikti. Ar turit kažkokių ritualų čia, kuriuos, na, atliekat prieš repeticijas, pavyzdžiui, vis tiek jau buvo 2 rodos, ne? Dar pasimato. Kažkokių susikaupimo būdų, kažką tai atliekat, kas padėtų susitelkti? Ne, tai kad kiekvienas turim atskirų būdų ir tiesiog tie būdai matyti įaugia mums jau į kraują. Tai išsiimam senų būdų įgyvendinimo ir čia. Tai kokie tie būdai? Nu, aš tai visada šiaip stengiuosi ramiai bent jau 10 minučių pasėdėti su savim, nes galiu išsitaškyti. Aš tai pomidorus pasimėtau pomidorais, sudeinu tada. Praeitą savaitę buvo, na, tokia susipažinimo, vieni su kitais šiek tiek atrakcijų, o dabar prasidės tie rinkėjų darbai, ir pusfinaliai, ir daug dievė finalas. Nebaisu? Ne. O kokie lūkesčiai? Gal nepasikeitė? Patekti į finalą yra didžiausias lūkestis.
Nes labai daug snarglių visokių šnekėjo nesąmonės, kad nepateksintų. Labai norisi nuvilti tuos, nušluostyti jiems tą nosį ir pasakyti, kad jų prognozės buvo neteisingos. Gal iš tikrųjų norėtųsi kažkaip tiems liežuvautojams prikasti liežuvius. Sulaužyti ranką kam nors, pavyzdžiui. Čia galima geriausiai tai padaryti, aišku. Vardais. Vardais? Pradėsiu aš vardais. Šnekėti. Ne, reikia darbais, nes tie žmonės... Darbais reikia šnekėti, ne vardais. Vaidas sakė, apie šeimą galvoja, abiejų jūsų artimieji atvažiuoja šią savaitę. Trūksta jums čia tų artimų žmonių? Ar trūksta artimų? Nu, norėtųsi, kad būtų daugiau artimų žmonių, aišku. Nes kartais ant balkono išeiti iš mano kambarį ant balkono, bet ant stogo galima išeiti pasivaikščioti. Jo, kartais būtų smagu visai su artimu kokiu žmogum išeiti ten pasėdėti, pakalbėti, bet kažkaip 2 savaitės ir būsim namie. Mes buvome ant jos balkonų, terasos. Ką veikėt? Visi draugiškai gėrėm arbatą. Draugiškai gėrėm arbatą ir valgėm sausainius. Vaidai, pasirodė žiniasklaidai, kad tu ne Monika Kibini, o Vokietijos atstovė. Tai kas ten tarp jūsų yra? Tai jis dar ir be akį pakibino. Dieve, aš Kiek nori, tiek kibinu. Tai kibinu, daugiau nieko neveikiu aš čia Vokietijoje. O kažkokie lūkesčiai buvo, ką aš kibinsiu atvažiavęs jaustinį? Aš apie tokius negirdėjau, jeigu pats turėjai. Ne, nu tu apie tai užsimini, sakai, pasirodo ne Monika Kibini, tai tu nori, kad aš Moniką kibinčiau? Visai gal nieko būtų sensacija. Nu, jeigu tu nori, kad aš Moniką kibinčiau, tai gerai, tada aš Monika. Tau vokietė nepatinka labai? Aš dar nesusipažinau su juo, negaliu pasakyti. Tai susipažink labai fainas. Ar namo norit? Jau daug laiko čia praėjo, o dar daug ir liko. Ne, aš tai nenoriu namo. Norėčiau čia dar pabūti po konkurso kažkaip. Dar pabūčiau. Ką pasakytumėt tiems gerbėjams, kurie iš tiesų aktyviai seka naujienas apie jus, palaiko ir serga? Ačiū labai, nes iš tikrųjų labai yra smagu, kad žmonės nebijo parodyti savo džiaugsmo, kad iš tikrųjų tie geri žodžiai tiesiai mums iš širdis keliauja ir po to būna labai smagu, tiesiog kažkaip ramiai lipi ant scenos, nežinai, kad labai daug žmonių laukia to momento. Už tai Aleksandrui Pogrebnojui noriu perduoti linkėjimų. Už tai, kad, žinai už ką, už žmogiškumą, už tai, kad jisai man parašė asmeniškai, pasakė, kad dabar yra gerai. Man tai neparašė. Dabar yra viskas gerai. Tai jis apie tavį nieko blogo nesakė. Gerai yra kostiumas su... Sakė, dabar viskas yra gerai, sako, viskas okei, atsiprašau už piktus žodžius. Tai aš šalia... Tai o viešai gal galėtų parašyti dabar, nes daugiau viešai kažkaip pasireiškia. Nereikia. Tai va dabar ašgi viešai pasakiau, kad jis atsiprašė. Tai, nu gal ne tai, kad... Gal jis nenorėjo, kad viešai būtų pranešta ši žinia. Gal jis norėjo išlikti toks aštreliežuvis žmogeliukas. Monika. Vakaras dar pakankamai ankstyvas, ką numatėt šiandien, ką veiksit? Bet ką, nežinau. Tu klausi tokių klausimų, žinok, nu, tu kažkokio konkretumo ieškai, bet žinok, nu taip nėra to konkretumo, ta prasme, tikrai nėra taip susiplanuota viskas čia, žinok. Einam kur norim, darom ką norim, einam pavalgyti, einam nusimaudom, einam pabėgioti miestą, į kino teatrą, į parduotuvę, žinok, viskas tas pats, kas ir Šeškinėj, žinok. Absoliučiai, žinok. Aš žinau, kad skaitytojai, klausytojai laukia kažkokių tai ten pikantiškumų, bet nu va, mes taip apsirengėm ir einam pavalgys. Ta prasme, nuobodu, žinokit. Ta prasme, ką reiškia nuobodu? Aišku, ne nuobodu. Mes esame Austrijoje, Vienoje, muziejai, dar kažkas. Bet po visų tuo kažkokiu tai paviršutiniu fasadu mes esame visi žmonės ir mes pavargstam ir mes esame normalūs. Taip, kad negalimgi visada būti. Dabar va taisime čia iš tikrųjų, dabar kiekvieną čia, dabar šį vakarą. Išeinam, iš karto gerbėjai apspinta. Ne, šiek.
Gerai. Tai va. Skanios vakarienės. Ačiū. Nuo gerbėjų. Ačiū. Ačiū jums labai. Ačiū.